šios dienos varžybose susitinka baltomis kepuraitėmis Škotijos rinktinė, mėlynomis kepuraitėmis Lietuvos rinktinė. Rungtynėms teisėjauja Audrius Šečkus ir Saulius Andrašiūnas. Labadiena, TV3 Play žiūrovai, dar kartą su jumis sveikinamės iš Lazdynų laisvalaikio centro. Čia paskutinėsios šiandienos Baltic Amadeus taurės rungtynės tarp Lietuvos ir Škotijos komandų. Na ir šios rungtynės kartu su manimi stebės Vilniaus vandensvydžio federacijos prezidentas Aleksejus Tonkins. Sveiki, Aleksejau. Labadiena. Na ir paskutinėsios tos rungtynės turbūt sutiksit. Sunki šiandien diena laukia visų komandų, dvejos rungtynės per dieną ir ko gero tos antrose rungtynėse galima labai lengvai pamatyti, kuri iš ekipų geriau pasiruošti fiziškai. Na, šitoje vietoje jūs visiškai teisus. Iš tikrųjų, per vieną dieną sužaisti dvi atsakingas rungtynės tai yra nemažas iššūkis kiekvienai komandai. Na ir šiandien tikrai pamatysim, kad atsiskleis ta komanda, kuri turi pasilikusi daugiausia jėgų arba, kitaip sakant, labiausiai pasiruošusi varžyboms šiandien. Na ir kol neprasidėjo ši kova, trumpai galbūt prisiminkime, kasgi šiandien čia vyko. Pirmosios rungtynės Lietuva, Baltarusijos antroji komanda 14-13, Lietuvos komanda ten laimėjo. Antras rungtynės Lenkijos pirmoji komanda pralaimėjo Baltarusijos pirmoji komandai 4-14. Trečios rungtynėse Lenkijos antroji komanda įveikė Škotiją 8-7, tuomet Baltarusijos pirmoji komanda įveikė Baltarusijos antroji komanda 21-3. Ir prieš tai vykusios rungtynės Lenkijos pirmoji komanda ir Lenkijos antroji komanda šventė Lenkijos antroji komanda ir 7-14. Ir kaip minėjom, paskutinėsios rungtynės Škotija, Lietuva. Aleksejau, pats turbūt puikiai įsivaizduoja Lietuvos rinktinės pajėgumą. Apie škotus galbūt vieną kitą žodį. Na, kaip pasakyti, jeigu taip žiūrint bendrai, Škotija vandensvydyje nėra tas, kaip sakant, atstovas, kuris galėtų pasigirti didelėmis pergalėmis, tai darant tokią prielaidą iš to bendros apžvalgos tikėtumėmės šiandien irgi pergalės, bet, kaip sakom, visada kamuolys yra apvalus ir tom ir yra įdomus sportas, kad reikia, kaip sakant, žiūrėti gyvai. Ir škotai pradeda pirmąją ataką, jie vilki baltais. Baltais. Baltom kepurėlėm vilki škotai ir Lietuvos rinktinė juodomis kepurėlėmis. Turbūt vienas iš tų sportų, kuriame sunkiausiai yra atskirti komandas, visą laiką reikia pasitikslinti, būtent dėl kepurėlių faktiškai suvienodina vandenyje abi komandas. Ir pirmasis Lietuvos rinktinės išpuolis čia metimas šalia vartų, ne šalia, į vartų konstrukciją pataiko Domas Vasiliūnas, vienas iš lyderių. Dar vienas bandymas, Vasiliūnas sprendžia neatakuoti. Ir metimas. Šiuo atveju tikrai pasiteisino, nes iš principo atakuoti vartus, kai tave gynėjas taip iš arti paėmęs, yra pakankamai sunku. Jisai nutarė, kaip sakant, laisvesniam kolegų duoti pasą ir tikrai tas veiksmas pasiteisino. Maksimas Makarovas pelno pirmąjį įvartį. Prieš tai stebėtose rungtynėse akis krito, kad yra to techninio broko Lietuvos komandos žaidime, sprendimų priėmimas galbūt ne pats tiksliausias ir geriausias. Šiuo atveju po truputį panašu, kad įsižaidžia komanda ir kuo toliau, tuo geresnis tas jų žaidimas. Ir ko gero, Aleksejau, sutiksi, kad labai palankus Lietuvai yra tvarkaraštis. Šiandien dvi rungtynės, tačiau nes pačiais stipriausiais varžovais. Na, nepaslaptis, patys dėliojom tą tvarkaraštį. Tai aišku, stengiamės kažkiek bent jau taip netiesiogiai padėti mūsų komandai.
Visgi norisi, kad jau kai žaidžiam namie, jau, kaip sakant, kad iš tos namų sienos šiuo atveju bent jau per kažkokią tai netiesioginį tvarkaraščio sudėliojimą. Tai taip, yra jos dėkingesnės, pavadinkim, na, bet vėlgi, kaip sakant, nu va, vėl įvartis. Ir Geras šūvis, tikrai geras šūvis, Lukas Baliulevičius pelno įvartį. Taigi galime, na, preliminariai bandyti spėlioti po tų pirmųjų rungtynių. Panašu, kad stipriausios komandos yra Lietuvos ir Lenkijos. Antroji komanda taip pat ir Baltarusijos pirma ekipa. Nenurašyčiau, jie tikrai irgi yra pakankamai stiprus. Jeigu taip žiūrėt nacionalinių jau vyrų rinktinių lygyje, tai Lenkai gal truputį stipresni, bet iš principo mes tikrai šitos trys šalis jos yra pakankamai vienodam lygyje. Čia, ta prasme, jau kaip jau tas susidėlioja istoriškai, bet turime visokių rezultatų ir mes laimėjom, ir pralaimėjom, bet iš principo yra apylygės tos komandos. Ir škotai pelno pirmąjį įvartį, tikslus buvo Matthew Crichtonas. Trys tos ekipos, kaip kalbėjom, ko gero bus stipriausios, ko gero tarpusavy spręsis. Tarpus rungtynės spręsis nugalėtojas, na ir vėlgi svarbus faktorius negalime nepaminėti, vis tik tai, na, dar nėra tai subrendę žmonės vaikų. Tai vandensvidis, jaunių, galim vadinti kaip norim, ir čia emociniai dalykai. Tai labai svarbus. Labai svarbus iš tikrųjų, ir ta komanda, kuri galbūt šiek tiek stipresnė, nebūtinai laimės. Dar, jeigu kalbant apie emocijas, tikrai, nežinau, čia ar šiandien jau tai įvyko, bet iš principo tas, kartais pamatysim tą seriją, būna įvarčių viens paskui kitą ir tas emociškai kartais sužaidžia taip, kad tiesiog priešininkai palūžta. Bet vėlgi, kadangi žaidimas trunka pakankamai ilgai, būna ir tas atvirkštinis variantas, kai liktai tą jau susivienodina, kaip tai dabar. Tai yra emociškai labai tokie įvarčiai, kaip sakant, gniuždantis priešininkai, kai atrodo taip jau pakankamai lengvai pelnamas tas įvartis. Na, trumpai tariant, bent jau ši atkarpa, viską, ką meta lietuviai, viską sumeta. Tai čia jau tada jau vartininkų psichologiškai jau tokie, kaip sakant, spaudimas prasideda. Lukas Baliulevičius pelnė įvartį. Na ir kitas vėlgi svarbus aspektas, prisiminsime Makarovo įvartį iš pakankamai geros pozicijos. Tai Baliulevičius atakavo ne iš pačių geriausių pozicijų ir tas įvarčius sumetė. Tai šiuo atveju atkreiptinas dėmesys visgi tai yra vartininko, pavadinkim, tam tikra klaida ir šiaip jau jisai turėjo tą kamuolį paimti. Čia škotai veržėsi prie vartų. Pasisekė, kad tuo metu negalėjo paduoti gero paso, o čia jau labai pavojinga. Ir trūksta tikslumo. Sumanimas, ko gero. Fortuna mūsų pusėje, galim taip. Įvertinus tai, kad ten atsidūrė dešiniarankis. Vandensvininkas atakavo dešinę ranką. Ko gero sumanimas geriausias iš visų įmanymų išpildymas, tik tai nepavyko. Vėlgi pavojinga. Čia turbūt dabar nieko nebus. Spaudžiamas ten Laurynas Štičkus. Tiesiog atkreipti dėmesį pagal vandensvičio taisyklės, jeigu yra žaidėjas su kamuoliu, na, jį galima taip jau ir agresyviau pulti, kai tik tai žaidėjas paleidžia tą kamuolį, iš karto jau fiksuojama pražanga. Tai dėl to ir mes matom, kad tai aštresnė kova vyksta, kai jinai dėl kamuolio ir kai tik tai jau konstatuojamas faktas, kad jau yra ta kova be kamuolio, iš karto, kaip sakant, yra. Čia jau ir turim sukeitimą, išvarimą. Tai čia jau panašu, kad buvo kažkoksai toks jau neleistinas, nežinau, greičiausias smūgis kažkoks ir teisėjas tą kaip tik pamatė. Tai šiokius dalykus iš karto yra išvaroma žaidėjas sukeitimų, nes tai iš tikrųjų yra labai, kaip sakant, skaudus ir neleistinas, kaip sakant, nusižengimas. Na, Lietuvos rinktinė turi kiekybinę persvarą, neilgai be abejo truks. 20 sekundžių, tai toks... Bet kokiu atveju tai yra faktiškai viena ataka ir turėtų realizuoti šį. Pavyko labai gerai, ištampė tavo gynybą, nes priešininkų yra tikslas susikoncentruoti, o tie, kas puola, daugumo jiems reikia ištampyti gynybą, kad išvesti tinkamą žaidėją vieną prieš vartus. Tai tas pavyko. Na ir Lukas Baliulevičius, trečiasis jo tikslus metimas iš eilės. Kol kas sunkiai sulaikomas ir vėlgi kalbėjai apie tą gynybą sutankintą, tačiau prisiminkime, Baliulevičius iš tolimesnių distancijų atakuoja. Šį kartą pasirinktas tas pats sprendimas. Nepadėjo škotam daugiau tų žaidėjų prie vartų. Ir dabar jau škotų atsakas. Dabar toksai, pavadinkim, pozicinis žaidimas, kai
bando varžovai gudrauti, kas eis į tą centrinio puolėjo poziciją, nes jinai tokia, kaip sakant, jeigu yra geras puolėjas, jis žaidžiama būtent per centrą. Ir va dabar aš jau nežino, kam atiduot kamuolį. 3 sekundės liko ir tiesiog metamas. Toks yra kaip ir gudravimas tam, kad žaidėjai spėstų sugrįžti, metamas kamuolys truputį į šoną. Ir tada ta ataka ne taip greit prasideda, ko ir siekia priešininkas. Nebuvo ten galimybės atakuoti vartų, tad logiškas tas buvo sprendimas. Čia jau buvo kova centriniai pozicijai ir matom, vėlgi pagal taisyklės, jeigu taip atkreiptume dėmesį, jeigu kaip šiuo atveju vyko taip, kad prasižengta yra prie vartų, o kamuolys buvo, kaip sakant, toliau nuo vartų, tai jau galima tą, taip vadino, laisvą metimą sužaisti ir paduoti pasą. Ir šiuo atveju gavosi išvarytas žaidėjas ir mūsų komandos narys atsiduria vienas prieš vartus. Ir Makarovas pilną įvartį iš karto realizuoja tą persvarą. Labai greitai įžaistas tas kamuolys, ir vėlgi sprendimas, kuris pasiteisina ir tas greitas įžaidimas, vienas tikslus perdavimas ir puikiai pozicija atakai. Tai čia svarbiausia yra stebėti tą aikštę ir jeigu žaidėjai tą stebi, visada galima labai neblogai. Čia jau bus panašu, kad 5 metrai. Ne, išvarimas, nors galėjo duoti ir tą baudinį. Tai vadinama, nes pakankamai aštriai ir prie pat vartų viskas buvo. Iš kitos pusės bus įdomu pažiūrėti, kaipgi škotai pabandys išnaudoti tą kiekybinį pranašumą. Iš principo statistiškai tai nėra taip paprasta. Vidutiniškai kažkur geros komandos, jeigu pelno pusę galimybių tų, tai yra jau neblogas rezultatas. Čia gražiai sužaidė škotai, išvestas į metimo poziciją Finley Nesbitas. Bandė dar gelbėti ir Povilas Reinotas, tačiau pritrūko šiek tiek sėkmės. Kalbant apie Povilą Reinotą, neblogas turnyras jam, prisiminkime ir vakarnos rungtynės, ir šiandien ryte. Tiesa, šiandien ryte leido pasireikšti ir savo komandos draugui Skaidriui Nakrevičiui, komandos treneriui, tačiau Povilas Reinotas tuo metu, kai žaidė išties patikimai ir užtikrintai. Panašu, kad po truputį žaidimas eina į pozicinę linkmę, bet vėlgi pavyko uždirbti išvarimą. Nes taip dažnai pasitaiko pirmam kėliny, kad būna toks pakankamai greitas, kol dar žaidėjai turi pakankamai daug jėgų, o paskui viskas tai truputį aprimsta. Natūralu, prisiminkime, kaip ir kalbėjome, kad tai yra antrosios abiejų komandų rungtynės, tad ypatingai, ko gero, jėgų neįkvos nei vieni, nei kiti. Be abejo, kai to nereikės. Tai jeigu dabar sugebėsim išlaikyti tokį saugų atstumą, pavadinkime taip, tai tikrai galima bus pagalvoti ir apie tam tikrą jėgų patausojimą. Kai turbūt treneris pradės stengtis tos pagrindinius žaidėjus patausot, pamatysim turbūt ir daugiau keitimų, kai bus išleidžiamas antras sąstatas. Galų gale galima prisiminti pirmų šiandienos rungtynių pavyzdį, kuomet buvo žaidimas Baltarusijos antrąją, kaip po tuomet įgijus 3 įvarčių persvarą, treneris leido pasireikšti kitiems žaidėjams ir taip ruošiasi būtent šioms rungtynėms su škotais. Truputį pakomentuoti tai, kas čia įvyko, tai buvo tai vadinamas kamelio perdavimas, kai gynėjui pavyko ant puolėjo rankos uždėti savo ir tas paskendino kamuolį, kas yra prieštarauja taisyklėm, tas skandintas kamuolys pavadinkime. Ir tada yra duodamas perėjimas, toks viena iš tokių gudrybių ginantis. Šiandien matau tikrai fortūna yra kažkiek labiau mūsų pusiai, nes jau, kaip sakant, pagal neišnaudotas galimybės 2-1 laimim, nes mes ten turėjom vieną viršinę, čia jau, kaip sakant, kaip ir antrą ataką. Čia neblogas atrodė perdavimas ir aštrus perdavimas tiesiai prieš vartus. Atkreipus dėmesį, kad puolėjas buvo tarp 2-3 gynėjų, jau tokia būtų tikrai stebuklas, jeigu jam būtų pavykę įmušti. Iš principo negalima tokį pasą atidavinėti. O dabar mintis pertraukėlė, kurios prašo Lietuvos rinktinė. Ir ko gero, gal net ir sulauksime tų keitimų, apie kuriuos šnekėjome. Rezultatas 6-2. Nerijaus Lietuvos rinktinės trenerio toks taktinis turbūt jau sprendimas, duoti pailsėti, galbūt padaryti keitimą ir pabandyti išnaudoti tas paskutinės sekundės, kurios liko kėliny, produktyviai. Jeigu dar pavyktų pelnyti įvartį, tai galim sakyti, kad antrą kėlinį galim drąsiai bent jau pradėti to antrų sąstatų, kad pailsėtų mūsų lyderiai, kauptų jėgas jau turbūt rytdienos
varžybom. Aišku, gal dar per anksti apie tai galvoti, bet, kaip sakant, visada reikia į tą žiūrėti labai iš tos taktinės pusės. Na, kalbant apie sekundės likusias, jų liko kiek mažiau nei 19 sekundžių. Na, 30 sekundžių duodama atakai, liko 19, tačiau tai yra pakankamas laiko tarpas, tikrai pakankamas regzti išpuolį. Atkreipkim dėmesį, kad po pertraukėlės pradedama jau varžovo pusėje, tai mes sutaupome tikrai daug laiko ir jau viskas iškart prie vartų. Tai tikrai yra nemažas laiko tarpas. Ir iš principo turėtų stengtis dabar mūsų komanda atlikti metimą paskutinėmis sekundėmis, tam, kad nebūtų nedaug dievų dar ir kontrataka. Na, grubiai šnekant, turėjo ko gero geriau sužaisti čia Lietuvos vandentininkai. Tačiau škotai irgi užspausti, viskas, baigėsi laikas ir baigėsi pirmojo kėlinuko laikas. Kągi, 2 minučių pertraukėlę, komandos pasilsi ir tuomet tikrai bus įdomu pažiūrėti, kokią jų sudėtį išleis Lietuvos rinktinės treneris. Lietuva po pirmojo kėlinuko priekį 6-2. Baigėsi 2 minučių pertraukėlė, kuris skiria pirmąjį ir antrąjį kėlinukus. 6-2 po pirmojo priekyje Lietuvos ekipa. Na ir stebime, kuriegi žaidėjai pasirodo mūsų ekipoje. Vartose lieka Povilas Reinutas, matau Luką Zienį, matau Samuelį Marčiukaitį, Domą Vasiliūną, Luką Baliulevičių. Na, panašu, kad nutarė treneris dar per anksti, kaip sakant, daryti tas taktinės gudrybės. Visgi reikia užtvirtinti tą turbūt rezultatą, iki to dar saugesnį, pavadinkim, kai jau net ir priešininkas galbūt jau morališkai bus užžlugdytas. Nes 6-4 dar, jeigu būtų pradžioje, nedaug dievė, dar 1-2 įvartukai iš škotų, tai jie dar gali, kaip sakant, bandyti kabintis į tas rungtynės. Ko gero pasimokė ir iš tų pačių pirmųjų rungtynių prieš Baltarusijos antrą komandą, kuomet buvo ir 3 ir 4 įvarčių persvara, o pabaigoje ten niekas nebuvo aišku. Iš lyderių tik tai Maksimo Makarovo berods nematome, o visi kiti yra. Bando suregzti čia kontrataką, gal dar pavyks, nes matau, dar yra mūsų kaip tik prie vartų atsilaisvinęs puolėjas ir, na, bet žiūrėkit, dar skandintas viskas. Ne? Ką dar? Panašu, kad visgi skandintas buvo, bet pripažino, kad tai vartininkas tą padarė, o šiuo atveju, kaip sakant, buvo ta jau labai aštri situacija, ta golinė pavadinkim, ir tada skiriamas 5 metrų baudinys. Potenciali proga pelnyti įvartį, tad... Kaip sakant, neleistinai sustabdė ataką vartininkas ir skiriamas baudinys. Lukas Baliulevičius. Labai užtikrintas metimas, iš tikrųjų čia jau vartininkas buvo bejėgis. Nikas Personas vartose ir tie metimai nuo vandens apskritai ten kartais spėlioti net sunku, kur skries kamuolys, jau nekalbant apie reagavimą. Taip, iš principo jie, kaip paleidžia būtent tokį metimą, tai jie yra
beveik neprognozuojami. Iš principo vartininkui yra neįmanoma sureaguoti į tokį metimą, nes kamuolys gali atšokti į bet kokią trajektoriją, nes gali būti ir bangelė, ir visas. Tai kad jeigu tokį pavyksta atlikti metimą, tai jau, visą sakant, jau tik tai sėkmė lieka lydėti vartininką. O čia škotų atsakas. Labai gražiai, labai. Puikus, tikrai Tiesiog puikus epizodas. Nikas Bondas. Dažniausiai Apgavo. apgavo, bet būna dar ir toks dalykas, kad panašu, kad sugebėjo jų puolėjas susirasti, pavadinkim, silpniausią grandį. Vis tiek tie fiziškai žaidėjai nėra vienodi ir tikslas centrinio puolėjo susiras būtent tą, kaip sakant, silpniausią grandį ir su juo užpulti, kad būtų būtent ta situacija, kaip mes ir matėme. Na, iš kitos pusės reikia pripažinti, kad taktiškai ir besiginės Lietuvos vandensvininkas padarė klaidą, nes leido varžovui suktis ant jo stipriosios rankos. Na, šiuo atveju, ko gero, tą pusę reiktų blokuoti. Vėl labai gražiai. Viskas kol kas mums sekasi. Maksimas Makarovas, dar vienas jo tikslus metimas, 8-3. Matom, dabar jau tas žaidimas apsiramino ir tokie eina, kaip sakant, taktiniai. Vat viena taktinė, kita jau tokie, jau, sakant, jau atsiskleis tie trenerių sumanimai, ką jie čia buvo sugalvoję, įžvelgę. Na, galbūt netgi Lietuvos vandensvininkai pabandys vykti tam tikrus trenerio sumanimus besiruošiant rytojaus ir sekmadienio kovai su Baltarusiais, su Lenkais, galbūt pabandys kažkokius aspektus, kaip jie veikia praktiškai. Va, yra galimybė, tikrai labai neblogai atiduotas pasas, galėjo truputį būti geriau, bet... Netikslus metimas, na, tie vadinami balionai, galbūt iš pažiūros atrodo lengvi, galbūt kieme žaidžiant krepšinį yra lengvi, tačiau vandensvidė gerokai sudėtingesnis, tai yra metimas, negali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Na, turbūt pagrindinis sudėtingumas yra tame, kad reikia sugebėti tuo metimu apgauti vartininką, nes būtent tai, kad jis pakimba ore ilgai, vartininkas tiesiog kartais nesugeba tiek išbūti virš vandens ir jisai tiesiog kartais kamuolys tiesiog į tuščius vartus įkrenta. Tai čia turbūt pagrindinis yra gudrumas tokio metimo. Škotų atsakas baigėsi. Ataką ir vėlgi yra priimamas toks taktinis sprendimas pametėti kamuolį į šoną, kad nebūtų surengta kontrataka. 8-3 Lietuvos vandensvininkai priekyje ir dar vienas jų išpuolis. Vėl bando pakankamai aštriai žaisti lietuviai, nepavyko duoti pasą laiku, bet dabar, matau, atsidengė ir atsistumimą davė mūsų puolėjai. Kovojant už tą poziciją buvo sutraktuota, kad visgi buvo atsistumiama, o tai nėra leistinas veiksmas. Na, iš tikrųjų, ta vidurio pozicija, pavadinkime to stulpinio žaidėjo poziciją, Lietuvos rinktiniai pakankamai problematiška. Na, bent jau pagal tai, ką matėm iki šiol, dažniausiai vis tik įvarčiai krenta iš tolėliau, iš šonų, greitų atakų metu, o žaidimas būtent per tą pavojingiausią zoną. Kol kas neypatingai vyksta, galbūt treneriai ir davė dabar nurodymą pabandyti žaisti būtent per tą žaidėją, tiesiog pasibandyti prieš laukiančias kovas. Tai turėtų būti, kaip sakant, protingas sprendimas, kadangi kai jau bus apylygios komandos, tikrai naivu būtų tikėtis tiek daug greitų sureksta kontratakų ir tada viskas perės į tą pozicinį žaidimą, kai jau tas centro puolėjas stulpinis įgauna ypatingą svarbą, nes per jį tada yra kartais vos ne vienintelis, kaip sakant, bandė patikrinti vartininko budrumą ir nepavyko. Džeimsas Melvilas atakavo vartus. Nors aš manau, kažkiek paskubėjo, nes būtent matėsi, kad centro škotų puolėjas buvo labai gerą poziciją užsiėmęs ir jam tik reikėjo paduoti gerą pasą. Tai nutarė visgi, pagalvojo, kad vartininkas, kaip sakant, praradęs budrumą, patikrinti. Dabar turim išvarimą. Bandys teisėjas paaiškinti, ką jis nori išvaryti. Abu teisėjai, ko gero dabar susitiks, pasitars, kasgi čia buvo. Nes panašu, kad vieno sprendimas buvo vienoks, o kito turbūt kitoks. Ir jie dabar čia paderins pozicijas, nes jie neturėtų viens kitam prieštarauti. Visai netrukus, manau, sužinosime jų galutinį sprendimą. Bent jau tas teisėjas, kurį matome mes iš savo pozicijų ir kurį matė taip pat jų savo ekranuose, labai aiškiai parodė, kad... Yra išvarytas. Man pasirodė, kad Lietuvos žaidėjas.
bet kitas teisėjas turėjo kažkokią kitą nuomonę, dabar jinai yra paderinta. Taip, yra kamulio perdavimas, tai vienareikšmiškai, bet nežinau, prieš tai buvo tas toks švilpukas su išvarimu. Turbūt visgi turėjo prieiti tokio bendro konsensuso, kad kamulio tik tai perdavimas įvyksta. Taip, lieka po 6 žaidėjus ir po vieną vartininką abiejose ekipose, tad nėra pašalinimų. Čia nedaug trūko, nedaug. Ja, čia toks vėl bandymas patikrinti iš toli. Matosi, kad tai jau tam tikra turbūt desperacija galima pavadinti, jau čia vis antras metimas šilės iš tolėjimo. Na, vėl bus metimas ir vėl mūsų vartininkas vietą. Iš kitos pusės bandymas patikrinti vartininką, bet tuo atveju, kuomet kamuolys atsimušė vartų konstrukciją, tai šiek tiek bandymas ir patikrinti savo sėkmę, kurios ne pirmą kartą škotam pritrūksta. Na, bet tenka pripažinti, iš tikrųjų tai buvo jų tų pavojingų gerų atakų, kur, na, sakykime, 3-0. Jei pagal tikimybę teoriją turėtų būti pusė per pusę, tai čia ne. Jau gražiai. O, gerai pamatė ir čia, ką mes matom. Puikiai žaidžia. Nu, čia dabar Pavlas Reinartas. Čia mes dar tokį turim posakį. Iš principo vandensvydį vartininkas yra pusė komandos. Ir tai tikrai matosi būtent tokiomis dienomis, kai atrodo jau viską padaro tas varžovas, kad įmesti tą kamuolį, o ten atlieka vienintelis žaidėjas ir kuris kartais būna tokių dienų, kad viską traukia. Na, pripažinkime, iš pradžių kiek vėlavo ir škotas ten puolime, jeigu būtų buvęs arčiau kamuolio, tuomet jokių šansų nebūtų Pavlo Reinarto, tačiau tikrai nenuvertinam Pavlo Reinarto darbo, puikiai jis ten. Ne iš ten išmestas kamuolys, dabar jis turės būti grąžintas atgal grąžintas turės būti. Ja, dabar galima iš naujo pradėti ataką. Deja, jau nebus jinai tokia, kokia pačiai pradžiai galėjo būti. Na, jinai bus pozicinė, bando žinėja vėl centrinis puolėjas, daro kirtimą. O čia dabar apsikeis, o žiūrėkit, dabar toks kaip ar pasaugojimas bandymas buvo pasaugoti. Oi, nu čia tai jau fantastinis metimas. Na ir Makarovas vėl išsiskiria savo techniką, netgi kartais išsiskiria galbūt ir kitų įdomių aspektų. Netikėtumo faktorius išnaudojamas. Ne pirmą kartą Makarovas sugeba atlikti metimo, kuomet to nesitikė varžovai. Iš principo, jeigu taip kalbėti apie tą techniką, kuri čia buvo pademonstruota, vartininkui kaip ir smūgis nuo vandens, taip ir tai vadinamas atbulinis. Na, jisai iš principo su jį sureaguoti yra labai sunku, kadangi nustatyti tą trajektoriją, kur bus paleistas kamuolys, yra neįmanoma. Kai žaidėjas dar prieki, tai tu gali atsekti, ką iš čia ketina padaryti. Žvilgsnis, pats judesys, tai atbulinis yra visiškai, tai metantysis žaidėjas iš principo tik tai žino, kurioje pusėje vartai ir meta, tokius toks ir yra. Na, sakykime taip, vartininkas iš principo nemato metimo momentų, jis tik pamato atliekantį kamuolį. Jo, ir pamato jau, kai lieka iki jo porą metrų, tai realiai sureaguoti nelieka iš vis laiko. 2 minutės ir 11 sekundžių iki antrojo kėlinuko pabaigos. Kampinis. Ir lietuviai priekė 9-3. Kiek mažiau rezultatyvus kėlinys nei pirmasis. Prisiminkime, 6-2 buvo po pirmojo. Tačiau Lietuvos rinktinė po truputį didina savo persvarą. Tai bando pažaisti pozicinį. Na čia kiek tolėliau reikėjo siųsti kamuolį. Na, vėl eina kontrataka, jau čia turbūt nepavys gerai duoti to kamulio. Dabar jau vartininkas ieško artimesnio žaidėjo, kad būtų perpasavimas, taip vadinamas, kad neįtų kamuolys per visą aikštę, nes iš tikrųjų nėra taip paprasta iš vieno aikštės pusės į kitą permestą kamuolį. 12 sekundžių lieka Lietuvos komandai, na, vėlgi nėra tragedija, tačiau jau reiktų pradėti galvoti apie ataką. Taip ir pamatėm, kaip sakom, kaip gali sėkmingai žaisti ir škotų vartininkas. Samuelis Marčiukaitis atakavo. Na vėlgi, ko gero, čia labai ir pykt negalima tos likusios sekundės, kaip ir įpareigoja atlikti arba metimą, arba ieškoti kažkokių labai greitų sprendimų. Taip, labai gražiai apsivedė mūsų ir jau čia bus išvarimas, nes žaidėjas pasiliko nugaro ir dar neduoda, kaip sakant, atlikti puolimo veiksmų priešininkų ir iškart išvarimas. O dabar 2 minutės pertraukėlės, prašau, matėsi, škotai. kaip škotai sufleravo treneriui, kad gal vertėtų paimti minutę. Gal jie jaučiasi kai kurie pavargę, o iš principo išnaudoti tą jiems yra labai gera galimybė sušvelninti tą rezultatą. Ir, kaip sakant, dabar su šviežia jėgom, jeigu įvyks keitimai, pabandyti išnaudoti tą standartinę, kaip sakant, tą situaciją.
Na, jeigu neklystų, praeitą, kad kažko tai turėjo, kiekybinę persvarą įmušė į Jo, įvartį. jie įmušė ir dėl to turbūt daro tą prielaidą pakankamai logišką, kad reikėtų ir dabar pabandyti visgi kažkaip kabintis dar į tą Lietuvos rinktinę, nes 9-3 jau artėjom prie tam tikro sutriuškinimo. Tai vėlgi čia turbūt ambicijos kažkotus yra ir jie tikrai nelinkė čia taip lengvai, kaip sakant, pasiduoti. Dar kaip ir minėjai, pirmas dalykas, tai per tamtą galima tikrai atsikvėpti, apsitarti, ką reiktų daryti. Taip. Netgi sustoti į savo pozicijas, nes kartais tie žaidėjai iš žaidimo, jie būna net tose pozicijose, kuriuose, tarkim, jiem yra įprasta žaisti, nes vėlgi tokios situacijos atidirbinėjimas per treniruotės pakankamai daug yra, nes kaip matom, jų pakankamai nemažai pasitaiko ir jas privalu išnaudoti, nors nėra taip paprasta. Na, žiūrime, kągi sureks čia škotai. Gerai, kol kas ginasi Lietuvos gynėjai, dengia jie vartus. Dabar bus perpasavimas, dar vienas pasas ir dabar metimas turėtų būti. Ir metimas geras, Tikrai labai gražiai ištampė ir iki pat galo išlaukė tos auksinės galimybės, pavadinkime. Nikas Bondas jau ne pirmą įvartį pelno šiandien. Tai va, matosi, kad visgi škotai taktiškai neblogai pasiruošę, turbūt fiziškai visgi jaučiasi, kad jiegi gauna tos įvarčius pagrindiniai iš kontratako. Tai čia tas pirmas požymis to, kad visgi fiziškai mes esam geriau pasiruošę ir sugebam būtent pelnyti tos pakankamai lengvus įvarčius. Bent jau kaip žiūrint iš šono, aišku, tai nėra taip paprasta tą ir kontrataką surėkti. Na, jei žvilgtelėsime į protokolą, tai taip pat galime pastebėti, kad kiek jaunesnė yra škotų komanda, vidurkį, jeigu skaičiuotume, tikrai būtų maždaug metais mažesnis nei Lietuvos komandos, tad vėlgi tai be jokios abejonės atsiliepia fizinėms galimybėms. Čia gal dar truputį vėlgi žiūrovui pabandysiu paaiškinti tą situaciją, kuri tik buvo. Jeigu yra tas taip vadinamas laisvas smūgis ir jeigu yra ten tas atžyma 7 metrų tokia geltona matosi nuo vartų ir jeigu yra prasižengiama už 7 metrų, žaidėjas, jeigu jis iškart meta, jisai turi teisę mesti vartus. Ir gaunasi jam ir gynėjas nelabai gali trukdyti. Tai kartais yra bandoma pasinaudoti būtent tą situaciją. Čia paskutinės sekundės. Paskutinės sekundės ir čia grėsmingas šūvis. Neblogas buvo metimas. Iš to, ką buvo galima įspausti tokios situacijos, tai tikrai pakankamai, sakykime taip, graži kėlinio pabaiga. Įvarčio nebuvo, tačiau bent jau pamatėme neblogą bandymą. Jau tokius daug žadantis, kaip sakant, užbaigimas. 9-4, vėlgi, kiek čia gausi 6-2, tai dabar 3-2. 3-2 šitą kėlinį tik laimėjo. Na, pavadinkim taip, išnaudojo maksimaliai tą pirmą kėlinį, turbūt visgi tą buvusį fizinį pranašumą. Įgavom solidžią persvarą ir dabar reikia solidžiai, kaip sakant, pabaigti tą, ką pradėjo. Na, ko gero taip ir bus. Antroje rungtynių dalyje dabar 5 minučių pertrauka ir iškart po jos grįšime ir pažiūrėsime, kaip toliau seksis kovoti abiem komandom.
Kągi, baigės tos 5 minutės, kurios buvo skirtos pailsėti komandom, aptarti savo žaidimo braižą, galbūt pakeisti tam tikrus taktinius dalykus. Ir dabar prasideda antroji rungtynių dalis tarp Škotijos ir Lietuvos. Po pirmosios priekyje Lietuvos komanda 9-4. Na ir Aleksejau, trumpai galbūt tavo įžvalgos apie tą pirmąją dalį, kuriuos aspektus labiausiai skirtum, kurie lėmė būtent tą dvigubą Lietuvos rinktinės persvarą. Pagrindinės visgi buvo turbūt du aspektai. Pirmas yra tai, kad tikrai mums neblogai sekasi rengti kontratakas. Beros kažkaip turbūt 7 ar 6 įvarčiai buvo tokie pakankamai lengvai pelnyti. Ir kartu matosi toks lengvumas žaidime, kad ir dabar, pažiūrėkite, nepavyko, bet matosi taip, turbūt truputį, ne galvo aukštesnį mes už škotus, bet matosi toks tikrai aukštesnis mūsų komandos pasirengimo lygis ir tas iš karto, kaip sakant, atsiliepia. Kalbant apie škotus, vėlgi yra toks pasakymas, čia turbūt yra nesėkmės esmė ar kame, o būtent meistriškumo, ir kur va tas jų, žodžiu, tie pakankamai neblogi atlikti smūgiai, bet visgi tik į vartų virpsta, nurodo, kaip sakant, tam tikrą turbūt patirties trūkumo, pavadinkime taip, kaip yra. Na, kaip ir kalbėjom pirmam kėlinyje, Škotai tokių situacijų turėjo gerokai daugiau nei lietuviai. Tų neišnaudotų progų, pavadinkime, nes jau kai lietuviai, tai turbūt 80% to, ką jie galėjo, tai ir viską ir sumušė. Čia panašu, kad išsaugos kamuolį Domas Vasiliūnas. Bet jau atakos laikas kaip ir baigėsi. Viskas. Kągi, tenka grįžti atgal į gynybą. Kol kas nerezultatyvi šito kėlinio pradžia. Taip galima daryti tokį spėjimą, kad tas rezultatyvumas turbūt jau ir išsikvėps, nes vėlgi reikėtų priminti žiūrovam, kad tai yra antros šiandienos varžybos abiem komandom ir tas po truputį vis labiau ir labiau pradės jaustis, kad tas tam tikras nuovargis. Aišku, jeigu įleis antrą sąstatą, gal jie tam to daugiau jėgų turi, bet man panašu, kad dar nelabai čia. Treneris dar Galų gale atkreipime dėmesį ir rezultatą, kuris bent jau Lietuvos komandos visai neverčia forsuoti įvykių ir jiem tas, sakykime, lėtesnis vandensvidis yra parankus. Jau dabar galima net taip turbūt tiesiai šviesiai pasakyti, bandys kažkiek ir patempti tą laiką. Laikas yra dabar jau mūsų sąjungininkas, čia škotai dabar turi, kaip sakant, skubėti versis per galvą, bandyti čia įvarčių. Gali jiems čia gera situacija. Užtikrintai, tikrai užtikrintai. Tokia netipinė Lietuvos komandos klaida gynyboje. Čia galima ją tikrai taip ir pavadinti, nes iš principo lygioje vietoje čia tas puolėjas atsidūrė tiesiai prieš vartus. Nebuvo čia kažkokia kontrataka, o tiesiog laiku turbūt gynėjai nepasikeitė savo tais prižiūrimaisiais. Finley Nesbitas pelno pirmą įvartį šiame kėlinyje. Ir čia toks, nežinau, gal dar anksti daryti išvadas, bet toks emociškai škotam tai gali būti
tam tikras postumis, jeigu mes juos dabar, kaip sakant, nepraminsim tokių įvarčių, vat, kaip dabar galėjo atsitikti. Ir pasikeitė beje paškotus vartininkai. Jamie Haywoodas O, atsistojo į čia vartus. jau buvo aštru. Taip, ir iš karto teisėjas, nedvėjodamas, duoda 5 metrus. Taip, duoda 5 metrus. Čia man, kaip sakant, nesivaidena. Na, čia būtų labai pravartu įmušti tą įvartį, tokį, kaip sakant, 100%. Adomas Vasiliūnas ruošiasi realizuoti šį baudinį. Jo, taip. Užtikrintas metimas. Na, taip ir taip ir ne, nes šiaip jau, jeigu pastebėjot, nuo viršto kamuolys įėjo. Iš kitos pusės akivaizdu, kad tikrai taikė į tą viršutinį Na, vartų taip, kampą. yra tam tikros vartų dalys, tas kaip susikirtimas virštų, kur vartininkas tikrai niekaip nepasiekia. Ir jeigu ten pataikėt, jau įvartis garantuotas, bet vėlgi yra tam tikra rizika. Na, šį kartą ta rizika pasiteisino. Pelna įvartį Vasiliūnas, 10-5. Statom vėl tokį tikrai saugų atstumą ir dar porą tokių, kaip sakant, bandymų, atmetimų ar atsakymo būtent įvartį. Škotus, man atrodo, jau, kaip sakant, apramins. Nes dabar vis tiek dar 2 kėliniai, yra dar tų teorinių galimybių, tos 5 įvarčius visada, kaip sakant. Na, priminkime, kaip kalbėjom pirmoje dalyje, kad čia labai daug ką duoda emocijos. Vienai komandai pradės kristi, kitai ne. Taip, ir žiūrėkit, vieną antrą ataką ir jau emociškai, kaip sakant, viskas gali pakrypti tą linkmę. Tai čia va tas būtent būna komandos charakteris. Jeigu jinai sugeba parodyti, nepalūžti, o iki galo žaisti, būna atveju, kad duoda vaisių. Dabar vėlgi mes pakankamai sėkmingai žaidžiam ir tas, na va, tikrai neblogai buvo sugalvota, tik tai atvykimas. Reikėjo dar aukščiau pakabinti ore tą kamuolį, kad vartininkas visgi, kaip sakant, neišsilaikytų vandenį ir būtų buvęs neblogas metimas. Martynas Atus ten atakavo vartus. Na, Škotai vėl turi tokią pavojingesnę ataką. Na, čia jau dabar jau mums sekasi. Tipinė škotiška ataka, ko gero, reiktų sakyti taip. Jau trečias virštas, tai pasižiūrėkim, 10-5, jeigu plus 3 jau būtų 10-8. Tai apie ką aš čia sakau, čia reikia labai, kaip sakant, išlaikyti. Na, nuslydo kamuolys pametėtas į perspektyvą. Na, čia Jamie Haywoodas sprinto lenktynės laimė, dabar žiūrėkit, vartininkai mažiau pavargę. Ataką eina. Ar jiem pavyksta išnaudoti, nes jie turi persvarą. Keista, kodėl jis metė, galėjo pasakoti kitą kraštą. Dešinėje sportavo komandos draugas ir buvo šiek tiek priekyje besiminčio žaidėjo. Mes bandom kontratakuoti ir fiksuoja pražangą mūsų puolėjų teisėjas ir perduojamas kamuolį. Na, greitai vyksta šis kėlinys, gana dinamiškai, tačiau trūksta tikslių metimų. Stebęs iš tikrųjų, kad čia tai viskas, emocijos turbūt čia, kaip sakant, užvirė. Ir matom tokius pakankamai, kaip sakant, iš vienos pusės į kitą perėjimus, o smūgis tai vėl bus. Gerai, kad nelietė kamuolio, panašu, kad Pavlas Einatas. Nuslydo, galbūt galima tai būtų pavadinti, tas kamuolys nuo rankos škotų puolėjų ir net į vartus nėra pataikyta. Minutės pertraukėlė, kurias prašo be jokios abejonės Lietuvos rinktinė. Ko gero, treneris nėra labai patenkintas tuo, kad nėra renkami įvarčiai. Man panašu, kad nepatenkintas to, kad toks chaotiškumas kažkoks atsirado. Ir toks padrikas pasidarė žaidimas į vieną, į kitą pusę ir tada čia, kaip sakant, dar truputį ir gali tas emocinis faktorius atsiras. Turbūt nutarė treneris kaip tik tą emocijas kaip dabar pristabdyti. Nes iš principo laikas mūsų sąjungos nereikia čia niekur skubėti, ramiai užtikrinti iki galo reikia žaisti. Na ir pasirodo naujų žaidėjų Lietuvos rinktinėje. Airidas Burokas, mačiau, kad šoko į vandenį. Taip pat ir Gintaras Daniūnas, taigi patruputį pradedami leisti ir atsarginiai žaidėjai. Na, kaip ir būtų pats laikas, jau baiginėjasi trečias kėlinys. Vėlgi rezultatas kol kas dėkingas būtent duot pasireikšti ir antro sąstato žaidėjams, kad jie irgi gautų tos reikiamos patirties. Lietuvio ataka pradedama. Adomas Vasiliūnas su kamuoliu. Čia geras perdavimas. Labai geras, bet buvo toks įspūdis vos ne pats puolėjas, nesitikėjo, kad taip
Tai dabar va kontrataka škotų, jeigu geras pasas, čia gali būti labai pavojinga. Truputį nuslydo kamuolys. Tai... Bet proga atakuot ko gero bus. Ne, Ne, bet per paleido kamuolį. daug suvaidino škotas. Oi, o čia jau vartininko klaida. Čia jau tikrai vartininko klaida. Mesta su dešinė ranka iš nepatogaus krašto ir vartininkas vis privalėjo tiesiog šitą atremti smūgį. Na ir kamuolys, kaip matome, ne teniso kamuoliuko dydžio, tikrai didelis, tad turėjo kažkaip būdų pagauti jį. Suklysta Pavilas Reinotas, 10-6. Ir škotai šį kėlinį laimi 2-1. Dabar tas momentas, kai reikėtų jiem atsakyti tuo pačiu ir kaip tas bandymas prisivyti bus apramintas. Priešingų atveju galim turėti, kaip sakant, įtemptą kovą. Nes va matosi, jau žiūrėkite, jau škotai jau pradeda presinguoti, jau neleidžia mum taip lengvai daryti kirtimus ir va čia jau gali būti, kaip sakant, tas įdomumas. Na ir lieka 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Ar bus čia proga atakai? Nebus. Vėlgi atkreipsiu dėmesį, kai tik tai situacija, kad puolėjas pakliūna tarp dviejų gynėjų, labai nenoriai teisėja duoda visokius, kaip sakant, perdavimus kamuolio, nes traktuoja tai kaip, na, tokia, kaip sakant, jau nedėkinga situacija. Na, tiesiog pati komanda kalta, kad renkasi tokį žaidimą. Čia atrodė geras perdavimas, švilpukai tyli. Šiuo atveju gal tokio pasigėdau didesnio agresyvumo iš škotų pusės, na ir aišku, čia mums dėkinga visą tai, bet galėjo pasinaudoti situaciją škotai. Čia geras perdavimas ir nekerta kamuolys vartų linijos. Ir aš tai pasakysiu, čia tokie pirmi signalai, kur jeigu dabar škotai pelnys įvertį, jie gali pradėti bandyti kabintis į šitą iš pirmo žvilgsnio jau pralaimėtą mačą. Na ir tas netikslus metimas, kuomet nepavyko pelnyti pastaros atakos metu, kažkokia forma yra ir nuovargio išraiška. Taip, pažiūrėkite, dabar vėl labai pavojingai. Švarimas, 5 metrų dabar nesimatomų. Švarimas. Kas čia buvo? Net nebėjo, kad škotai imsimtas pertraukėlę. Minutė, jo. Taip ir yra. Ir prisiminkime vėlgi tie epizodai, kai škotai turi daugumą, jie tuomet įvarčius pelno. Pabandys tą patį padaryti ir po šios minutės pertraukėlės. Minutė 15 lieka iki trečio kėlinuko pabaigos. Mes dabar turėtume, tikrai reikia dėti visas pastangas apsiginti, nes tai gali būti tam tikras, kaip sakant, kertinis šiandienos rungtynių momentas. Ko gero, Lietuvos rinktinės treneriai ir žaidėjai gali guostis tik to, kad jie ir bus nesėkminga ta kėlinio pabaiga, po jos laukia pertraukėlė. Viso pranašumo, ko gero, net ir prie idealų scenarijaus škotai nesunaikins. Viso ne, bet bus toks, kaip sakant, emocinis pakilimas, tik tai bus, aišku, gera tam tikra aplinkybė, kad tai bus minutės pertraukėlė, kai vėlgi tos aistros aprimsta, treneriai vėl viską bando susiguoti. Na ir belieka tikėtis, kad arba neįmuš, arba bent jau, kaip sakant, daugiau blogų nieko neatsitiktų įvykių šiame kėlinyje. Na žiūrėkime dabar, kaip škotai vystys savo žaidimą, savo ataką, kuomet turi kiekybinį pranašumą. Bet čia vėlgi, ko gero, Lietuvos rinktinės treneriams škotai parodė pakankamai didelės spragas būtent dėl to žaidimo mažumoje. Oi. Ir dar vienas čia jau, aš sakyčiau, toks netikėtumo faktorius buvo. Iš principo, pagal tą visą klasiką neturėjo būti to smūgio. Prisėmė visą atsakomybę ir matome, jinai pasiteisino. Džeimsas Melvilas atakavo. Na, iš tikrųjų, turint pranašumą, reiktų ieškoti užtikrintesnės progos atakai. Tačiau, kaip ir kalbėjau prieš tai, rinktinės treneriams reiktų gerai pagalvoti apie tą žaidimą mažumoje, nes ir poryt laukia nominaliai stipresnės Lenkijos ir Baltarusijos ekipos. Ir jos tokias situacijas, ko gero, mokės išnaudoti dar geriau. Dabar jau aš galiu konstatuoti, kad škotai charakterį parodė, dabar jau eilė mūsų komandai, nes matosi, kad bus tikrai įtemptas ketvirtas kėlinys. Čia reikia bandyti dar kažkaip... Makarovas, nepavyksta jam atakuoti. Gynėjas sutrukdė atlikti gerą metimą. Kiek daugiau nei pusėmtas iki kėlinio pabaigos, škotai skuba į ataką. Taip, tai yra visiškai logiška, bet bent jau kontratakos tikrai jau nepavyks suregzti. Panašu, kad bus pozicinis puolimas. Ir dabar jau ieško čia laisvesnių žaidėjų. 10 sekundžių atakai. O, gerai, kad ne į kampą. Nu, viskas. Dabar reikia ramiai pabaigti kėlinį, kaip sakant, ir su treneriu išsiaiškinti visgi, kas čia atsitiko tam trečiam kėlinį. 10 sekundžių dar turi Lietuvos komanda. Na, va dabar galima bandyti duoti kolegai pasą ir atlikti metimą. Metimas nuo
vandens ir kamuolys peršoka vartus. Viskas baigės trečiasis kėlinys, kurį, reikia pripažinti, užtikrinti laimėjo škotai 3-1. Ir sumažino atsilikimą iki 3 įvarčių. Kągi, 2 minučių pertraukėlė, o po jų lemiamas ketvirtasis kėlinukas. Kągi, rikiuojasi abi komandos prie galinių linijų prieš pradant paskutinį ir lemiamą kėlinuką. 10-7 kol kas priekė Lietuvos komanda, tačiau škotai trečiajame kėlinyje gerokai supurtė tą turėtą persvarą. Iš 5 įvarčių beliko 3. Ir be jokios abejonės dabar psichologinis pranašumas yra Škotijos komandos pusėje ir Lietuvos rinktinei kuo greičiau reikia pelnyti įvarčius ir nuraminti škotų užsivedimą. Jo, čia būtent reikia tas dabar tą emocinį užsivedimą škotų, kaip sakant, pastatyti į vietą. Ir belieka tikėtis, kad pavyks mums pelnyti tą, būtent mums pirmiems pavyks pelnyti, tada atstatom 4, nes priešingų atveju, jeigu škotai įmeta, lieka 2 įvarčiai ir tada tikrai jau bus, žiūrovui tikrai bus įdomu, kadangi vėlgi visgi maloniau yra stebėti, kaip galutiniam taške yra laiminga pabaiga, bet po įtemptos kovos. Iš tikrųjų, net Parniva atsako, kuo įtemptesnė kova, tuo saldesnė pergalė. Taip, būtent taip ir yra, tai vėlgi, aišku, čia tas įdomus yra dalykas, kai liktai stebi ir taip į vienus vartus neįdomu žiūrėti, bet kai jau prasideda intriga, tada jau kažkaip ir jau pradedi pergyventi, gal visgi geriau būtų kitaip. Makarovas, ko gero paskuba šiek tiek, priimdamas tokį sprendimą, lieka kamuolys lietuvių kontrolėje. Ką tik tai gero gavom, buvo atliktas smūgis į vartus ir ataka prasideda iš naujo. O čia tai jau labai nekokybiška atliktas pasas. Bandys škotai čia, man atrodo, kontrataką nepavyko. Kiekybinės persvaros jie neturi, tvarkingai grįžta į gynybą lietuviai. Tai yra gerai, dabar tada bus tokia kaip vėlgi pozicinė. Nors pažiūrėkite, taip atrodo, lygioje vietoje ir jau kažką bando aštriau. Tai vėl išėjimas, tik tai gerai, kad nepastebi škotas savo kolegos, o ten buvo labai neblogas kirtimas kitoje pusėje. Vėlgi ataka tai baigsis ir... 2 sekundės reikia metimo. Nes toks kaip ir... Povilas Reinotas. Priverstinis buvo metimas, lengvai gaudo kamuolį Povilas Reinotas. Makarovas dešinėje. Bandys turbūt pats kažką, ieško kolegos. Dabar turėtų vartą čia priplaukti ir laukti paso. O dabar jam gal ir atiduos tą kamuolį. Ir labai įdomi dabar išsidėstė abiejų ekipų vandensvininkai. Jeigu atkreipsime dėmesį, po 3 abiejose pusėse. Čia toks tam tikras, pavadinkim, nuovargis. Vėlgi, taip, turbūt susižvalgo puolėjas su gynėju viens į kitą. Ką darom? Ir nusprendžia, kad reikia pailsėti. Gal pailsim. Bet kokiu atveju tai yra palanku atakuojančiai komandai, mažesnės tos bisklinčios pajėgos, daugiau erdvės. Taip. Ir šitoj vietoj
turėjo ten čia tokį panašumą Lietuvos komandai, lyginsime standartinę ataką. Tačiau to neišnaudojo. Tai kuomet reikia gintis, visi lietuviai tvarkingai grįžo prie savo vartų. Man keista, kad škotai šiuo atveju kažkiek sustoja. Iš principo, jiem čia reikia skubėti. Lietuviam tai čia toks žaidimas kaip tik į naudą. O dabar gal net ir pavyks pelnyti įvartį. Nieko, neblogai. Na ir toliau neblogai atrodo, pakeitimą pasirodė Jamie Haywoodas, škotų vartininkas. Prieš tai rungtynes pradėjo jo komandos draugas. Belieka pasidžiaugti, kad visgi buvo atvirkštinis variantas ir mes sugebėjom pasinaudoti tą progą. Taip, ne faktas, kad priežastis, kad lietuviai persvara buvo buvęs vartininkas, tačiau taip jau buvo. Tai tokie jau yra sutapimai. Vėlgi truputį padrikas žaidimas toks gaunasi. Vėlgi, aš manau, čia skubotas toks sprendimas dabar atakuoti. Ir va, žiūrėkit, dabar eina kontrataka. Vėlgi tik tai, kad viena laimė, kad ne taip greitai škotai čia tą kamuolį perdavinėja. Bet bandys turbūt aštriau sužaisti. Nes va matom, vėlgi eina, pažiūrėkit, matosi kitam krašte laisvesnis buvo puolėjas, bet vėlgi nepavyko jam atiduoti greitai kamuolį. O čia gali būti smūgis. Tiesiai prieš vartus. Jo, ir ataka baiginėjasi. Ir panašu, kad kamuolys niekaip nenori rėkti Lietuvos rinktinės vartus. 10-7, sužaista daugiau nei 3 minutės, kol kas šiame kėlinyje įvarčių nėra. Na tai be abejo palanku Lietuvai, palanku mūsų ekipai, škotų ir entuziazmas ko gero krenta. Nesugeba įmušti lietuviai, tačiau iš kitos pusės ir nepraleidžia. Tai vargu ar tai numuša kovinę dvasią. Tai dabar aš manau, kad jau tas buvęs tam tikras pakilimas škotų jau esi pramintas ir vėl grįžtam į tam tikrą status quo, pavadinkim, tai kada mūsų +3 įvarčiai, tai čia galim ramiai užtikrinti, kaip sakant, pabaiginėti. Priverstinis buvo prieš tai matytas metimas, iš kitos pusės dar 30 sekundžių ištiksėjo. Vėlgi eina atakos kaip ir laiko pabaiga, kągi dar škotai, toks vėlgi skubotas, pavadinčiau, sprendimas, kas čia buvo. Nuo vartininko kamuolys paliko aikštę, ko gero turėtų būti skiriamas Kampinis. Taip, Kampinis. Tai vėlgi ataka iš naujo ir dabar jau eis jau taktiniu būdu škotai. Centro puolėje, pažiūrėkit, kaip gražiai nustumia mūsų gynėjas ir jie škotai nesugeba kažką aštriau sugalvoti. O atsistoja kitas jų puolėjas, kuris panašu, kad nėra toks. Dabar žiūrėkit, smūgis bus. Ir nedaug trūko. Panašu, kad gal ir netiksliai atakavo. Vėlgi čia taisyklių. Tačiau bandė taisyti. Jo, niuansą pasakysiu, kad vandensvidį, jeigu kamuolys užeina nuo gynėjo, tai nefiksuojamas Kampinis. Tam tai yra priimta tos taisyklės tam, kad tas žaidimas būtų, kaip sakant, pagreitintas. Kampinis eina tik nuo vartininko. Na ir kitas dalykas, matėme, kuomet atakavo tenais Nikas Bondas, bandė jo metimą taisyti Gai Brodhurstas. Na vėlgi, nemaloni situacija, vartininkai kamuolys lekia vieną pusę. Rikošėtas gaunasi ir tada sureaguoti yra labai sunku. Iš kitos pusės, bent jau šiose rungtynėse nematėme tokių epizodų, čia puikus perdavimas. Čia klaida, tikrai klaida mūsų gynėjo, nelabai įsivaizduoju, kaip galima tokiai vietą palikti. Nikas Bondas pelno dar vieną įvartį, ko gero geriausias žaidėjas škotų gretose. Dabar žiūrėkim, 10-8 liko, o kaip 10-8, ar nebuvo ten pelnytas įvartis, man atrodo, kad nebuvo, lietuviai kol kas sausi ir prisiminkime po antrojo kėlinuko, buvo 9-4. Ir per trečiąjį visą kėlinį lietuviai pelnė tik vieną įvartį ir per ketvirtojo daugiau nei 5 minutės. Nei vieną. Tai taip, vedant analogiją, tai belieka tik dabar pasikliauti gynybą. Panašu, kad jau tų jėgų pelnyti įvarčius arba tos fortūnos, kurią mes turėjom pirmą kėlinį, nebeliko. Dabar reikia labai protingai sužaisti. Na, jeigu nepelnyti įvartį, tai bent jau kuo daugiau išnaudoto laiko ir nepraleis kontrataką. Čia turbūt dabar svarbiausia būtų. Čia geras perdavimas. Kamuolys vartuose. Labai laiku, savo laikas toks. Lukas Balulevičius, o be abejo turime pagirti ir perdavimą atlikusi Augustiną Žemaitę. Taip, čia buvo labai gražiai sužaista. Pagaliau duotas toks ryškus atsakas į prieš tai visus remtus išpuolius.
Na, galų gale ir psichologiškai nebuvo čia kažkokia sėkmė ar dar kažkoks faktorius. Logiška ataka su labai logišku tęsiniu ir Viskas buvo išlaikyta ir savų laikų padaryta. Na, škotai dabar jau metasi į puolimą, pajautė tą skonį įvarčio. Nu, pasisekė čia iš principo, jeigu būtų pavykę puolėjų iš karto priėmus kamuolį atliks smūgį, tikrai galėjo būti labai pavojinga pabaiga tos atakos. ten spurtuoja į priekį. Samuelis Marčiukaitis, galbūt galima būtų jam perduoti kamuolį, ne, stoja. Samuelis tikrai nebus siunčiamas jam kamuolys tokia situacija. Jis bent jau gali užsimti, ką padarė centrinę poziciją ir jam duoda kamuolį ir dabar jau. Nu, šiuo atveju pasakyčiau taip, aišku, mes čia iš viršaus matom, kas vyksta, teisėjas to nemato. Tai ko trūko mūsų puolėjai, dabar labai aišku pavojinga situacija. Škotam šansas. O čia dabar puikiai sužaidė mūsų vartininkas. Na, reikia ko gero išskirti du faktorius. Tikrai gerai sužaidė Povilas Reinotas, kitas dalykas, geriau galėjo sužaisti ir Škotas. Taip, tikrai čia pripažįstam. Ne pats užtikrinčiausias sprendimas. Na, dabar jau čia buvo išvarimas ir mūsų čia iš vis vos ne 3-2. Nesu tikras, ar gali dabar atlikti smūgį. Greičiausiai. Opa. Ir savas žaidėjas panašus siunčia. Net nesupratau iš tikrųjų, kas ten įvyko. Mano akimis, kiek aš supratau, Nikas Bondas bandė blokuoti tą perdavimą ir pamušė kamuolį, be abejo, netyčia į vartus. Ir ko gero po to įvarčiai savus vartus šiose rungtynėse darosi viskas aišku. 12-8. Padėjo tašką, kaip sakant, šiuose varžybose, nes per minutę 4 neįsivaizduoju, kaip čia galim būti pelnyti. 12-8 ir lieka, kaip ir minėjo Aleksejus, kiek daugiau nei minutę, tačiau tai yra mažai. Na ir galime konstatuoti, kad Lietuva po šių rungtynių išliks nepralaimėjusi, tai reiškia, kad ir toliau taikysis į aukščiausius apdovanojimus šiame turnyre, tačiau rytoj laukia kova su stipresnėmis ekipomis. 12 valandą. Lenkija, Lietuva, pirmoji Lenkijos komanda. Ir sekmadienį taip pat 12 valandą Lietuva, Baltarusijos pirmoji komanda. Tad jei turėsite galimybę, būtinai įsijunkite mūsų transliaciją, galėsite stebėti tas kovas, kaip ir beje visas kitas. Vykstančias čia Lazdynuose laisvalaikio centre. Klysta škotai perdavinėdami kamuolį, 40 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Pakėlimas, Matoina kontrataką. Gal pavyks gauti kamuolį, žiūrint perdavimas. Ne. Galima buvo įrinkti tokią atakos tęsinį, tiesiog perdavimą norėjęs tikslesnę. Būtų tikslesnis perdavimas, galėjom tikėtis ir dar vieną įvarčių. Na, dabar aš įsivaizduoju, škotų būtų užduotis iki galo atakos laiką išnaudoti. Na ir pabandyti turbūt tokį garbės įvartį pelnyti. Visgi jie yra suinteresuoti pralaimėti kuo mažesnių įvarčių skirtumą, nes turnyras vyksta rato sistema ir niekada negali žinoti, kiek taškų galutiniam taške surinksim. Nepavyksta smūgis. Lieka 5 sekundės iki šiandienos. Na, ko gero, tai yra viskas. Reinotas turėtų siųsti kamuolį toliau nuo vartų ir čia turbūt... Dar vienas, nepavyko smūgis. Oi, labai pavojingai čia gavosi. Kągi, viskas. 12-8, užtikrinta Lietuvos rinktinės pradžia, tačiau nelabai užtikrinta pabaiga, vis tik tai baigėsi sėkmingai. 4 įvarčių persvara įvykta ir Škotijos komanda, šiandien iškovotos 2 pergalės. Na ir tai reiškia, kad ryt sieksime 4-osios, kaip ir minėjom. 12 valandą, rytoj, tiesiai iš Lazdynų, mūsų transliacija. Taigi dėkojam Aleksejui Tankichui už tai, kad prisijungė prie mūsų. Dar norėčiau, kaip sakant, visus pakviesti visgi žiūrėti ne vien tik tai tiesioginės transliacijas, bet ir ateiti tiesiogiai palaikyti. Visgi mūsų komandos nariai nejaučia to taip netiesioginio palaikymo. Yra puikiai galimybė, kaip sakant, pažiūrėti, kaip tas vandensvedis atrodo beatodariškai. Kviečiu visus, tarp kitko, nemokamai ateiti ir stebėti varžybas tiesiogiai. Taigi, rytoj susitinkam arba čia Lazdynuose, arba per TV3 Play. Iki.